Vaikams brangiausi žmonės yra tėvai. Ir ką tėvai padarytų, vaikams labai dažnai būna gerai, jiems tinkama, jie prisitaiko. Ir vaikams tai yra labai svarbu nuoseklumas. Jeigu aš jau neleidžiu, tai turėti kantrybės neleisti ir tada, kai aš esu pavargusi, kai aš esu geros nuotaikos, kai aš esu užsijėmusi, stabdyti savo kažkokias veiklas, jeigu aš noriu kurti tinkamą santykį su vaiku ir įtraukti jį į santykį su manimi, kažkaip tai gaminti kartu valgyti, tvarkyti namus, daryti ūkio darbus. Jums tai yra pareiga, vaikui tai yra žaidimas ir buvimas kartu su jumis. Taip, tai trunka ilgiau ir viską mes galime padaryti žymiai greičiau, be vaikų, bet jiems tai yra didžiulė vertybė. Sukuriame tokį santykį, kuriame tas ribas nubrėžti bus labai lengva, nes vaikai, jie neatitraukti nuo kompiuterio, jie nežaidė savo kambarį ir nežinodami, kaip prie jūsų prieiti, jiems nereikės labai kažkokių tai įsakymų, nurodymų, drausminimų, skaudinimo, kad jiems nubrėžti tas ribas. Tai svarbiausias yra santykis, būti santykyje ir patiems to santykiu mėgautis.